Viskas priklauso nuo to, kokia yra švietimo sistema, kiek jinai yra įgalinanti, kiek jinai yra pagal kažkokį tai vieną standartą ruošianti tą žmogų. Demokratiškumas, žmogaus asmenybės, didelis gerbimas ir vaiko ugdymas mąstyti ne viena kryptimi. Atrodo kelrodžio žvaigždė šiandien dirbant mokyklos reformoj. Jeigu mes norime pokyčių, tai turim pradėti kiekvienas nuo savęs. Ir Melė Lukšienė sakė, kad mokytojas yra tas pavyzdys, mokytojas yra tas židinys, kuris gali uždegti kitus. Didesnis dėmesys turėtų būti tam žmogui, kuris mokys kitus. Mes nesame nei batsiuviai, nei kirpėjai, bet mes esame ugdytojai. Ir kad tas rezultatas, kurį mes norime pasiekti, jisai yra visų pirma per vertybinius dalykus grįstas, ne konkretus kažkoks rezultatas. Norim ją padaryti visai ne paviršium, o iš esmės modernizuoti mūsų mokyklą, pasivyti pasaulį. Mes eisime toliau, kad ta jaunoji mūsų asmenybė, kuri auga, jinai būtų ir emociškai stabili, laiminga, tik laimingas žmogus, kūrybiškas žmogus ir kurs tą gražią ateitį, apie kurią svajoja Melė Lukšienė. Baisu būtų Lietuva, pametus tave iš akių. Vaikystėje, Turgaus aikštėj, per atlaidus, Prienų bažnyčios šventoriui, baltą motinos galvą, kelinės karilė. Būtų baisu sumaišyti ją su kitom, apsirikti, paimti už rankos, ne ją, kaip gaudžia vargonai ir varpų skambesys ir minia plaukdama tave neša. Bet vaikiška tavo ranka, tartum paukštis lizde, amžinoj, nesibaigiančioj meilės ir rūpesčio rankoj. Ji veda, sulaiko, bet klumpanti, ir žmonių spūstyje laimė, pasilenkusi ima ir kelia tave virš visų. Banguoja, liuliuoja margaspalvis gyvenimas, o Turgaus aikštėj už prekystalio sėdi istorija ir prekiauja. Mikliai, idėjom, tautom, likimu. Baisu būtų Lietuva, išleidus tave iš akių, tavo ranką pametusiam būtų baisu žiūrėti ir nematyti, klausyti ir negirdėti. Ačiū Vilmai, Vilma Poškutė iš Gal meno studijos. O dabar noriu pakviesti iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikos fakulteto Kristijoną Putį, profesorės Rūtos Lipinaitytės smuiko klasės studentą. Jisai mums pagros Johano Sebastiano Bacho sonatą smuikui solo numeris D amol, Andante Allegro.
Tai šiandieną mes susirinkom tokią gražią dieną, gegužės 7. Turbūt jūs žinote, šiandieną sukanka 120 metų, kai mes atgavome spaudą savo, lietuvių kalbą ir knygų diena, tokia paminėjimai yra. Ir šiandieną pasirinkom Justino Marcinkevičiaus ir Marcelijaus Martinaičio poeziją paskaityti. Su Marcelijum Martinaičiu pabendraudavom, paskaitydavom, jisai lydėjo mano knygos sudarimą Arvydo Ambraso. Tai buvo žmogus, kurį aš vadindavau kukučiu. Kukutis, jisai vis laikai mes sustikdavom, ar jisai ten perduos kokią knygą, vis laikai jisai čia apsėdavo. Arba mes, kai ateidavau į svečius Didžiojo gatvėj, prisimindavom irgi skaitydavom poeziją, tai buvo labai didelės širdies, nuoširdus žmogus, kuris mylėjo labai stipriai Lietuvą. Justinas Marcinkevičius irgi taip pat mylėjo labai stipriai Lietuvą. Ir šiandieną, kai su studentais daug analizuoju Justino Marcinkevičiaus tekstus, nukeliauju į 6., 7., 8. sluoksnį ir visą laiką matau jo beprotiškai didelę meilę motinai, gimtiniai ir Lietuvai. Tai mes kaip ir pasirinkom tokius būtent autorius. Bet aš noriu paprašyti, kad ateitų ir pakalbėtų Vaiva. Pirmiausia, be galo dėkinga Vaivai esu, kad jinai su tokiu entuziazmu, užsidegimu ir įsijungė į šitą renginį. Tikrai mama šio renginio. Tai tokia bus graži šventė, rami, šeimos šventė, prisiminsim, paskaitysim, o paskui pasižiūrėsim ir paklausysim, ką perskaitysim. Tokio gražaus nukeliavimo nėra. Tai iš tikrųjų, kaip Rita ir minėjo, ir aš jau šiek tiek užsiminiau, šitie metai yra tikrai labai svarbus visai Lietuvai, nes 120 metų tai yra ne šiaip sau jubiliejus. Tai yra tas laikas, kada mes iš tikrųjų, atrodo labai trumpą laiką istorinių laikotarpių žiūrim, ar ne, tą savo kalbą atgavome. Ir vėl galime tą žodį jausti, jį išgyventi. Ir aš galvodama apie tai, ką mes čia darom ir kodėl tai darom, iš tikrųjų prisiminiau Justino Marcinkevičiaus žodžius, užsirašiau, nes bijojau nuklysti, kurie labai taikliai pasako apie tai, kiek yra svarbu nepamiršti, saugoti ir viskas kartą atgaivinti tą mūsų žodį, nes atrodo jis yra, bet jis vis tik reikia kartas nuo karto gaivinti. Tai kalbėdamas bendrai apie mūsų kalbą, jisai yra pasakęs tokius žodžius. Žodžiai kaip ir daiktai atšimpa ir nusinešioja. Juos reikia galąsti. O prieš ištariant dulkes nuvalyti. Kaip nuvalome juos nuo paveikslo, tad kalbėkime tik dideliais ir labai švariais žodžiais. Ir man atrodo, kad šiandien tas mūsų renginys kaip tik ir yra liktas dulkių nuvalymas, liktas užaštrinimas, pagalandimas to mūsų žodžio, nes mes skiriame 2 dienų renginių ciklą Lietuvos švietimo mamai, taip sakyčiau, profesoriai Meilei Lukšienei, kuri visuomet kalbėjo ir dirbo dėl to, kad būtų mūsų valstybė, kad mes galėtumėm vartoti savo gimtąją kalbą, kad mes suprastumėm, ką reiškia būti mažos, bet labai labai stiprios, labai labai galingos, labai išmintingos tautos dalimi. Ir mūsų kalba iš tikrųjų yra viena iš seniausių pasaulio kalbų.
Ir kai imi galvoti, kad aš ir pati kartais vartoju tiek daug piktžodžių, tiek daug svetimybių, tada galvoju, ar mes tiek skubame, kad yra daug paprasčiau anglicizmų kažkokiu pasakyti mintį, ar kas čia yra su mumis nutikę. Tai šiandien linkiu visiems išgirsti lėtame buvime tą tokį labai jautrų ir gilų kiekvieno žodžio, jautriai ir gilę kiekvieno žodžio prasme. Aš labai džiaugiuosi, kad mes susirinkome čia, į šitą vietą, kur yra ruošiami mokytojai. Susirinko žmonės iš visos Lietuvos. Labai džiaugiuosi, kad turime svečių net iš Šakių. Labai džiaugiuosi, kad turime studentų ir iš Vilniaus kolegijos, ir iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos. Labai džiaugiuosi, kad mūsų kolegos, dėstytojai iš Vilniaus kolegijos prisijungia. Tai leidžia tikėti, kad mūsų šitas žodis nenumirs, kad mūsų kalba iš tikrųjų gyvuos ir kad mūsų kultūra gyvuos. Ir mes šiandien girdėsime ne tik lietuvius kalbančius gražia lietuvių kalba. Mes turime didelį turtą. Šiuo metu Lietuvoje yra labai daug iš Ukrainos atvažiavusių žmonių. Žinoma, būtų geriau, kad jiems nebūtų reikėję čia atvažiuoti, bet jie yra su mumis ir jie be galo myli mūsų šalį, jie be galo vertina. Tai kartais mums galbūt ir iš jų reikia pasimokyti, kaip reikia gerbti ir stengtis mylėti tą šalį, kurioje tu esi. O mes esam savo gimtiniai. Tai turėsime šiandien 2 jaunus žmonės, kurių gimtoji kalba yra ukrainiečių kalba, bet jie skaitys poeziją lietuvių kalba. Tai linkiu šiandien tikrai labai malonaus, gero, jaukaus pasibuvimo ir laiko, neskubaus laiko įsiklausyti. O rytoj, jeigu turėsite laiko, labai kviečiame į konferenciją. Buvo registracija, bet net jeigu ir neužsiregistravote, tikrai galite ateiti. Ir dar noriu atskirai labai padėkoti Ritai Juodelienei, nes tai yra tęstinis renginys, ne pirmi metai skaitome Lietuvai. Ir aš labai džiaugiuosi, Rita, kad šį kartą pasitikėjote mumis. Ačiū Jums labai už tai. Taip, pakviesiu aš dabar savo studentą, Lietuvos muzikos teatro akademijos studentą, 3 kurso vaidybos kurso studentą Kirilą Kremenčiuk, kuris prieš porą metų, Kirilai, ateik, atvažiavo į Lietuvą ir išmoko lietuvių kalbą. Šiandieną jisai yra mūsų visur ir akademijoje, ir konferencijose, visur atidaro renginius. Ir aš paprašysiu, Kirilas dabar lietuvių kalbą paskaitys Justino Marcinkevičiaus Platono puotą, o paskui ukrainiečių kalbą. Kirilai. Puiku. Justinas Marcinkevičius. Platono puota. Taip. Taip, aš kartoju. Nuo šito nieks negina mūsų. Nei protas, nei žinios, nei knygos, nei muzika. Taigi, nei tavo alyvmedžių sodai, Apolodorai, nei tavo gražuolė Medėja, Alkibiadai. Dievai? Tu sakai man dievai Agatonai. Tyliu, nes atsakymų savo nenoriu įžeisti jų. Bičiuliai, mes sėdim tamsoj priešais angą, už kurios begalinė tamsa. Ir kurstome ugnį. Kiek leidžia mus jėgos kurstama ugnį, nes tik ji mūsų buvimą parodo ir gina kol kas nuo žvėries, kur stupi tamsoj priešais angą. Nežinau, ar mes galim žinoti jo vardą,
Amžinybė sakai. Nebūtis? Aristodemai. Įpilki man vyno. Žiūrėkit, parodysiu. Štai kas gyvenimas. Gurkšnis. Svaiginantis gurkšnis, kurį mūsų lūpom nežinomas geria kažkas. Ir numeta mus, kaip ištuštinta taurė, į tamsą. Štai taip. Bet po velnių, ar mes dar turime taurių? Kviečiu Vilmą Gegužienę, kuri perskaitys Marcelijaus Martinaičio Sąvartyne rastas šeimos albumas. Prašau. Vestuvinė nuotrauka. Su naujagimiu, pirmi žingsniai, tai būta mergaitės. Kiek paaugusi, balta iki žemės suknelė, su gėlėm konfirmacija vyskupas, ta pati, jau paauglė, negraži ilgom kojom. Mokymasi skambint, baleto pamokos, smuikas prispaustas makru, nuo muzikos neįsivyščiusios krūtis, staigus mergaitiškas suvešėjimas, švelnus kaklas, įdėmus žvilgsnis, akys, šiek tiek retušuota. Vyras, kieta apykaklė, prie altoriaus su nuometu. Ta pati pora su naujagimiu, išplėšta. Vyresnioji jau pagyvenusi su berniuku, su mergyte prie traukinio, mokyklos vinjetė, mergaičių rikiuotė su lenkais prieš tribūną. Išplėšta. Vyras su armonika, antpečiai, ankšta patalpa vestuvės. Viskas keičiasi. Šaltas šiaurės dangus, barakai, ta pati moteris, kitas vyras, miško proskina, rąstų krūvos, vagonas, moterų choras, tamsios blogai išryškintos nuotraukos. Uniformuotas sūnus, kareivių rikiuotė, šviežias kapas. Išplėšta. Moteris, ta pati ir jaunesnė duktė. Kitas vyras. Vaikai prie eglutės, verandoj, prie automobilio, kopose. Kitas vyras. Išplėšta. Pirmos spalvotos nuotraukos. Du pagyvenę, virš jų sieninis laikrodis, kalendorius, įrėminta nuotrauka. Išplėšta. Senutė tamsiais rūbais, viena, langas, išplėšta. Ir toliau nieko, tušti lapai. Ačiū, Vilmai. Dabar kviečiu Kirilą ir ruošiasi Gintarė Trečiokaitė. Kirilas perskaitys ukrainiečių kalba Justino Marcinkevičiaus Benket Platoną. Так, я вам кажу, від цього нас ніщо не оборонить. Ні розум, ні знання, ні книги, ані музика. А отже, ні твої оливкові сади, Аполлодоре, ні твоя вродливиця Медея, Алькібіаде. Боги? Ти, Агафоне, згадуєш богів? Мовчу, бо відповіддю своєю їх образити не хочу. Друзі,
ми сидимо у печері біля виходу, зачиненого темрявою безкінечною, і вогнище оберігаємо. І скільки нам сили дозволяють, ми підтримуємо вогонь, бо тільки він показує, що ми живемо, і захищає нас від звіра, який сидить у темнощах перед печерою. Не думаю, що ми дізнаємось, як зветься він. Ти кажеш вічність, небуття. Аристодеме, налий мені вина. Я покажу ось що життя. Ковток. Хмільний ковток, що нашими устами хтось невідомий п'є і викидає нас, немов порожній кубок, у темноти. Ось так. Чорт забирай, чи в нас є іще кубки? Ačiū, Kirilai. Kirilai, šiandien yra Kirilo gimimo diena. Ir Kirilai, žinau, kad tu esi vienas Lietuvoje, bet mes jį labai globojam. Visi dėstytojai, studentai. Ir tave tegu globoja šitas albumas Lietuva. Tu tikrai pamilai Lietuvą ir labai stipriai pamilai Lietuvą. Bet ir tave Lietuva pamilo. Tai mes tave sveikinam. Ačiū, Dėsi. Gerai. Ačiū. Gerai, ačiū labai, Kirilai. Taip, dabar kviečiu Gintarę Trečiokaitę, o ruošiasi Akvilė Juškaitė. Gintarė perskaitys Justino Marcinkevičiaus ištrauką iš Grybų karo ir ji yra iš Vilniaus Antakalnio progimnazijos. Iš kurios klasės? 5 klasės. Ačiū. Eitai vyja pinavyja, visą dieną grybais lyja, visą dieną nuo pat ryto grybai krito, krito, krito. Kai lietus nustojo lyjas, pražydėjo pinavijos, o miške išdygo grybų 130 sodybų. Šitų grybų pulkaunykas buvo storas baravykas, jis susus po beržų raitė ir grybus nuo kelmo skaitė, o kad skaičiaus nepamirštų, tai skaičiuodavo ant pirštų. Jo žmona riebi paliepė, savo vyrui kartą liepė. Puiku, ačiū, šaunuolė, šaunuolė, šaunuolė. Ačiū labai. Dabar pakviesiu Akvilę Juškaitę, o ruošiasi Aušrinė Butvydaitė. Ar yra Aušrinė? Taip, Aušrinė. Tai šiandieną žinau, jog Lietuvoje daug kas skaito, daug kur skaito ir žinau ir kitose valstybėse lietuvių ambasadose skaito ir prisimena tą lietuvišką žodį. Bet ką aš noriu pasakyti, yra jaunimas ir tai yra turbūt labai svarbus dalykas yra, jog 1991 metais lietuvių kalba buvo įtraukta į UNESCO kaip pati gražiausia pasaulio kalba. Ir aš tokia, kaip pabūsiu žemaitė ir lietuvė, tai aš galvoju, mes vis tiek aplenkėm italus. Tai yra gerai. Tai Akvilė perskaitys Marcelijaus Martinaičio Kukutis nori pamatyti tėvynę. Ji yra iš Lietuvos muzikos teatro akademijos muzikos prodiusiavimo katedros. Taip ilgai nemačiau tėvynės, dirbdamas jos laukus, taisydamas šiaudinius stogus. Taip gyvenimas nedavė laiko, temdinamas akis ir galvojama, viską nors reikėdavo dirbti, eiti kur nors ar važiuoti. Matau, nieko neišeina ir tiems, kurie greitai važiuoja, arba tiems, kurie daug pasigardžiuodami valgo, kad gražesni būtų žodžiai apie tėvynę. Dirbau ir dirbau, net savo minčių nesuprasdamas. Norėjau bent užsidirbti sekmadienį, kad galėčiau galvoti. Kai baigsiu visus savo darbus, laisvą užsidirbtą sekmadienį, atsigulęs žolėj, laisvai pasidėjęs ant žemės rankas,
Norėčiau dar pamatyti tėvynę, kam nedavė laiko gyvenimas. Taip nieko daugiau neuždirbau ir taip nieko daugiau neturiu, kad jau nebenoriu turėti. Ačiū. Dabar kviečiu Aušrinę Budvytaitę, ruošiasi Lina Bivainienė. Lina yra? Taip. Aušrinė paskaitys mums Justino Marcinkevičiaus eilėraštį Žodis kaip lašas kaupiasi. Ji yra iš Lietuvos muzikos teatro akademijos. Žodis kaip lašas kaupiasi, kaip saulė jis prieš tekėjimą. Klaupiasi žodis, klaupiasi ir gieda savo tikėjimą. Į mintį, į kalbą, į žmogų, į tą jo gyvenimą margą. Matau į tavį, lyg po stogu padėtą padargą. Regiu, kaip jis dvasią liečia, kaip semia iš jos ir semia. Lyg sėjamas grūdas apšviečia ir veidą tavo, ir žemę. Tylėsi, kada kalbėsi. Kalbėsi, kada nutilsi. Ant pilkapį mūsų pavėsi, šnekučiuodamies, prožodžiai ilsis. Ačiū, Aušrinė. Kviečiu Liną Bivainienę. Ji perskaitys mums Marcelijaus Martinaičio Aukojimas. Aukojimas. Už tuos, kuriems džiugiąją valandą išmušė varpas 8. Ir už tuos, kuriems mirtiną valandą išmušė varpas, kurie neatsimena nieko ir jau nepabunda. Jų pavardė tai diena, naktis tai jų vardas. Už tuos, kur dainavo liūdnai, tarsi šviestų spingsulį, už rankenoj užmirštą šilumą, užmarštį be pabaigos. Už tuos, kas ramybę ateinantiems siūlė, už didelį dėkui, už amžiną jų visados. Už tuos, be kalbos ir be balso, kaip varpinės senos be varpo, jų šilumą žvėrys išlaižė, išdirbo į pėdos paliktos. Už tuos, kur pamiršo, kur guldė po amžių pavartę ir negyviems neteisybę užrašė kreida ant kaktos. Už tuos, iš tamsos, iš nakties ir iš molžemio kvapo, už visados ir už nieką, už plūgais apartus metus, už juos. Tu ant pirmojo žalio pavasario lapo pasirašy 3 kartus. Ačiū, Lina, puikiai, 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 puikiai. Taip, dabar pakviesiu Vidmantą Šarkį. Jisai perskaitys Justino Marcinkevičiaus eilėraštį Turėtum jaust. Ir tada video 2 bus, taip? Turėtum jaust, kad liečiamas esi. Čiulbėjimo įvairias spalvių rankų, žydėjimo įvairias spalvių pirštų, šaliavimo, siaubavimo, augimo ir viso to, kas net neturi vardo. Turėtum jausti, kad liečiamas esi. Turėtum jausti, kad mylimas esi, žmogau, pasaulio augalė ir paukštė.
kad mylimas esi vandens ir oro, dienos ir vakaro, nakties ir ryto, visų viršūnių savo ir bedugnių. Turėtum jausti, kad mylimas esi. Turėtumei žinoti labai nedaug. Žinot turėtumei, kas tavo oda, o kas tik rūbas tavo. Kad pasaulis, mylėdamas, paliestų tavo esmę. Kad jo šviesos apakintas nustebtum. Matau. Justinas Marcinkevičius, Dainuoju Lietuvą. Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą, išaugusi iš pelenų, kaip savo rūpestį didžiausią, kurio lyg vieškeliu einu. Laukų ir pievų žalias šilkas, nuo durų slenkščio link dangaus, protingos krosnės kvapas šiltas, visai kaip artimo žmogaus. Atsidaryk man, atsiverk man, visom širdim, kaip šaltiniu, leisk pažiūrėt į šitą versmę, gyvos kalbos, gyvų žmonių. Dar viskas gyva, viskas rėkia, kapais, muziejais, žaizdomis. Imu į ranką duonos rėkia ir taip kalbuosi su jumis. Kalbos per vandenį, per duoną, per orą, ugnį, per medžius. Girdžiu iš visko, kas man duota, jūs kaip lietuviškus žodžius. Marcelijus Martinaitis, Kumelaitė kukučio ausy. Per naktį kukučio ausy užaugo smagi kumelaitė. Iš džiaugsmo jinai šokinėja, žvengia ir spardo į ausų būgnelius. Kaip negražu, jis galvoja, eisiu pas gydytoją. Gal man išims iš ausies kumelaitę? Bet kaip aš paaiškinsiu, iš kur ausyje kumelaitė? Kaip negražu prieš pažįstamus, prieš vaikus, prieš tokį gražų ir tyrą gyvenimą, kur tokios dailios užuolaidos ir blizga švarūs parketai. Kukutis niekam nesakė, uždelsi. Ir buvo dar negražiau. Tarė savo, neduok Dieve, neduok Dieve, aš numirčiau. Tokią gėdą rastų ausy. Ir kukutis pradėjo bijoti mirties. Automobilių, ratų, kombainų, kuliamųjų mašinų. Neduok Dieve numirtų. Šitokią gėdą rastų ausy. Justinas Marcinkevičius, mokyklos sode. Pilnas sodas obuolių, ir mažų, ir didelių, o sode tarp obelaičių daug berniukų ir mergaičių, kaip auksinių obuolių, ir mažų, ir didelių. Obuoliai gražiai prinoko, o pirmokai jau išmoko paskaityti be klaidų, prie 2 pridėti 2. Obuolių pilna pintinė, o dainų pilna krūtinė. Uždainuosime žvaliai, obuoliukai, obuoliai. Dabar kviečiu dar kartelį Vidmantą Šarkį, jisai perskaitys Justino Marcinkevičiaus Vasarą auginau. Ir ruošiasi Erika Maloševskytė. Erika, nueitinai. Vasarą auginau, o užaugo ruduo. Vis tiek tai
geriau negu nieko, ypač kada nelyja. Kai pro debesis prasišiepia saulė, gyventum savo ir gyventum. Tiesa, kartais eidamas pamatai, kaip sukniumba kokia žolelė, kaip raudonio apsipila medis ar krūmas, kaip dingsta staiga neblogai pažįstamas paukštis. Iš vakaro rodos dar buvo. Bet ir tai dar galėtų būti pakenčiama. Ką padarysi? Niekada taip nebūna, kad viskas būtų kaip buvo. Taigi, galėtų būti pakenčiama, jeigu ne saulė. Jeigu sakau, ne saulė, vis dar ieškanti. Rečiau, bet vis dar ieškanti. Sakytum, iš paskutiniųjų. Turbūt mūsų ieškanti. Turbūt nukritusių lapų. Ačiū, Vidmantai. Kviečiu Eriką Maloševskytę. Ji perskaitys Justino Marcinkevičiaus eilėraštį Mokytojas. Ruošiasi Inga Bertašienė. Dėk, mama, prie žvaigždės. Dėk paukštį prie dangaus. O gal kas nors pridės teisybę prie žmogaus? Taip, molio trupiny įsižiebia dvasia. Atrodo, gyveni. Atrodo, visuose. Kodėl jūs vis tyliau? Kodėl vis nedrasiau? Rašykite toliau, skaitykite balsiau. Vaikeli, nebijok ir žodžio nenumesk, kur kas baisiau be jo. Be jo ir mes, ne mes. Pilna žvaigždžių aukštai. Nakties lenta juoda. Atsidusti. Na štai. Ir baigėsi kreida. Ačiū, Erika. Taip jaudinais ir puikiai perskaitai. Taip jinai jaudinasi, viskas puiku, puikiai. Dabar kviečiu Ingą Bertašienę. Ji perskaitys Marcelijaus Martinaičio pamąstymus Mylint reikia būti pasiruošus kančiai. Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto prodekanė. Šiandien aš skaitysiu ne poeziją, o Marcelijaus Martinaičio pamąstymus apie tai, ką mums reiškia žodžiai ir kas yra mums svarbu. Marcelijus Martinaitis rašė: jaunesniems žmonėms žodžiai Jonas Basanavičius, Vincas Kudirka, Maironis, jau tik gatvių pavadinimai ir daugiau nieko. Tačiau tiek Basanavičiaus, tiek Kudirkos, tiek Maironio teksto ar pasisakymų prasminiai žodžiai buvo tėvynė, tėviškė, gimtinė, sodyba, tėvas, motina. Tai buvo tam tikri romantizuoti prisirišimo ženklai, vaizdiniai peizaže, religijoje, papročiuose, šeimoje. Tai kartu ir žodžiai, iš kurių buvo išauginta mūsų krašto istorinė, kultūrinė, emocinė samprata, buvusi paveikia visą sovietmetį, kaip uždraustos, persekiojamos praeities vaizdiniai.
Tos prie savo krašto prisirišimą reiškusios savokos šiandien jau yra gana pasikeitusios. Kai kurios nusitrynusios ar prisipildžiusios naujo turinio. Koks poetas šiandien sueiliuotų, kad jo tėviškė ir gimtinė, sakykime, yra Vilniaus Lazdynų rajonas, namas X. Dauguma mūsų jau neturime namų, o gyvename tik butuose, kuriuos lengvai keičiame, perkame, parduodame. Yra vaikų, kurie jau nežino savo tėvų. Daugelis nežinome net savo gimimo vietos, prie kurios būtume prisirišę, kaip prisiriša gandrai, kas metai sugrįžtantys vis į tą patį lizdą. Žodžiai tėvynė, tėviškė, išvesta iš žodžio tėvas, tėvai. Žodžiai tėvynė, mūsų himne, žodis tėvynė mūsų himne, susietas su visa Lietuva. Tokiu būdu taip smarkiai praplėsta šio žodžio lingvistinė erdvė. Tų žodžių dabar niekas nuo vienas kito jau neatplėš, nors ir buvo mėginama juos atplėšti sovietmečiu. Net ir tokios žodžių sąsajos turi kartais seną ar net dramatišką istoriją, saugo tautos atmintį. O juk kažkada žodžiai tėvynė, tėviškė buvo tik bendruomeninės sąvokos, reiškia kaimą, tam tikrą gyvenimo būdą, nedidelę teritoriją, kurioje gyveno vienos giminės kilties žmonės. Dabar matome, kas likę iš vienos ar kitos pagyvenusių, iš kaimo kilusių žmonių tėviškių, baigiančių savo amžių apleistuose laukuose, tarp dilgėlių ir grįvėsių. Tačiau, kad ir ką galvotume, tokios sąvokos vis dėlto nors ir nesąmoningai išlieka gilių įbrėžimų mūsų elgsenoje, emocinėje atmintyje. Štai vienas toks išoriškai nereikšmingas pasakymas. Grįždami iš toliau keliautojai ir emigrantai sako, vykstu namo. Tai sugrįžimo galimybė. Pažadas, kad tebėra išlikęs kažkoks nematomas ryšys, jog Lietuva dar yra namai. Nors taip sakantieji, ten jokių namų gali ir neturėti. Ir lieka viltis, kad dar yra kur sugrįžti. O aš norėčiau turėti viltį, kad net šiek šių žmonių, bet ir Meilės Lukšienės ir kitų vardai liks ne tik gatvių pavadinimai. Jūs kaip iššaukė tokį prisiminimą, aš mėgstu studentams vis atvesti, suorganizuoti susitikimus su rašytojais, užmirštais, tai vis mėgstam pabūti, su kažko pabendrauti. Ir buvo pas mus Regimantas Tamošaitis, buvo Vaitkaus kursas, toks pasiutęs tas Vaitkaus kursas ir aš sakiau, aš pasikviesiu Regimantą Tamošaitį. Ir mes statėm tuo metu spektaklį Marcelijaus Martinaičio Kukučio baladės, ten per skaitimus. Prieš tai aš paprašiau jų visų, jog jie perskaitytų Marcelijaus Martinaičio, prisiminkit, ką aš jums sakau, studentai, kad nepasikartočiau, bet paskui padėkosit po kiek metų, jeigu prisiminsit. Mes gyvenome. Pradžioj buvo tokia reakcija, ką čia dėstytoja, čia nesąmonė. Sakau, paimat ir skaitot, sakau, negausit vaidmenų, o kiekvienas aktorius, studentas nori vis gauti vaidmenį. Ir žinot, buvo pats gražiausias dalykas, kai jie perskaitė tą knygą, aš kažkaip atvažiavau anksčiau ir žiūriu, 209 auditorija atidaryta, su kas čia, žiūriu į Vetą, Tomas Šečkus, sakau, ką jūs čia darot? Dėstytoja sako, mes gyvenam tą knygą, sakau, kokia knyga? Sako, mes gyvenome. Klausykit, sako, gal kartais yra koksai muziejus Girkalnį, važiuojam pas Marcelijų Martinaitį. Ir kažkas nuostabaus, ten, ką jūs pasakojot, dabar skaitėt, ir pas Marcelijų Martinaitį mes gyvenome, atrodo, čia taip arti viskas ir tos paslapties. Ir tuo metu jie žiūri pro langą, mato, jog eina Regimantas Tamošaitis ir šaukia, maestro, dėstytojų, ateikit, mes turim pakalbėti apie Marcelijų Martinaitį. Tai
Marcelijus Martinaitis, tas, tikras jisai lietuvis, jis labai mylėjo tą savo Lietuvą gimtinę. Ir jūs turbūt žinot, kad jisai persikėlė iš savo gimtinės, iš Girkalnio į Vanaginę namą net savo. Įsivaizduojat, tai tokia meilė. Gerai, matot, kažkaip jūs labai stipriai paveikėte. Man čia reikia jau sustoti, bet ačiū. Iš širdies atliepėt gražų skaitinį. O dabar aš noriu pakviesti Edgarą Radevičių, kuris paskaitys Justino Marcinkevičiaus 1989 vasario 16. Jis yra iš Lietuvos muzikos teatro akademijos 3 kurso ar 2 kurso studentas. O ruošiasi Rasa Ladigaitė. 1989 metai vasario 16. Diena atrištom akim. Tauta iš kapo pakilus. Viešpate, leisk jai atkimt. Tebūna jo žodžiai kilnus. Pašauk ją, pašauk atsitiest. Ir laisvę įskleist, kaip esmę. Štai mes. Ir mūsų tik tiek. Kiek buvome ir kiek esame. Kiek būsim šioje dienoje. Sudygę augimui ir brandai. Ant žemės gyvi ir po ją. Paženklinti lietuvybės randais. Prie savo kalbos prikalti. Prie istorijos prirakinti. Žmonės, jūs nekalti. Jūs tik labai iškankinti. Bet jau atrištom akim. Ir kaip vėliava jau pakilus. Lietuva, leisk mums atkimt. Tebūna mūsų polikiai kilnus. Ačiū. Ačiū Edgarui. Dabar pakviesiu Rasą Ladigaitę, jinai perskaitys Justino Marcinkevičiaus Nusilenkimas žoliai. Jinai yra gal meno kursantė. Ir tavo tikėjimą žolę renkuos, kvapnų tikėjimą, žalę, minkštą, veidu krentu į tavo rankas. Šitaip tik meldžiamės arba mirštam. Ko maldauti tavęs, ko prašyt, kaip pati, taip tyliai aukojas, kai esi tokia prieraiši ir kaip Kristus plauni mums kojas. Žemės pievoj, vėjas gaivus, kelia mano paliktą brydę. Ak, ir tave, kaip visus dievus, nežmoniškai mindom ir trypiam. O tu vis arčiau ir arčiau atbėgi visų akių plotų, kad pakiltum už mus aukščiau ir visus savimi užklotum. ačiū Rasa. Ačiū. Dabar kviečiu Mašą Šapovalovą, kuri perskaitys Marcelijaus Martinaičio Kukučio galybę. Ji yra iš VŠI Gravitas škola. Ruošiasi Tadas Zizas. Kukučio galybė. Žiūri kukutis, mato kukutį. Klausos kukutis, girdi kukutį. Kalba kukutis ir supranta, kad kalba kukutis. Sėdi ant suolo kukutis ir jaučia, kad sėdi ant suolo kukutis. Žingsnioja kukutis ir žingsniavimas eina iš jo patys. Ir matymas eina iš jo patys. Ir galvojimas. Ir štaip gyvena kukutis ir žino,
kad gyvenimą kukutis, kad jis savo pačiam sveika yra. Ir supranta kukutis, jis pilnas kukučių ir jam gera. Puiku. Ačiū, Maša. Dabar kviečiu Tadą Zizą. Jis perskaitys Justino Marcinkevičiaus ištrauką iš Dar sykį gyvenimas. Augantis nerimo sparnas. Lėtas tamsos atėjimas. Mano žinojimo rožė vysta žemai po dangum. Į nežinojimo žaizdą krinta jos žiedlapiai, krinta. Skauda gyvenimą, skauda. Serga žemė žmogum. Šokantis degantis kūne, ką tu regi, kai dainuoji, ko tu bijai, kai dejuoji, Dievo lapelį mintie, apglėbti ir pakylėti, pasaulio triukšme patylėti, kažkam tamsoje padėti, nubusti, galbūt atsitiesti. Ačiū, Tadai, ačiū. Dabar kviečiu Viltę Skirpstaitytę, jinai perskaitys Justino Marcinkevičiaus eilėraštį. Tai pasakysi pradžią pavadinimą, parašė eilėraštis neturi pavadinimo. Nu, pirmą eilutę. Gerai. Būk many kaip namie. Būk many kaip namie. Gyvenk ir ilsėkis, miegok. O miegok praeitie. Atsibudusi, vaikščiok tyliai. Jau neskaudančiai žingsniais ateik, apžiūrėk savo sodus, ragauk jų vaisius. Jais maitink mano širdį, pilka drobule apsisiautus, išnykstanti, vėl pasirodanti po senaisiais žibintais, amžinaisiais žibintais, kur vis renkasi tautos ir žmonės, kraujas, laisvė ir melas. Atsiplėšiu kraštelį, tavo temstančios vėliavos, nusišluostyt akims, vis mažėjančiai duonai pridengti. Ačiū. Ruošiasi Elena Bimbiraitė, taip, ir aš noriu perskaityti jums eilėraštį. Justino Marcinkevičiaus. Keista senutė bibliotekoje. Stovėjo pasimetus šitiek knygų. Nepagalvojo niekados, kad šitiek daug jų gali būti. Slinko baugščiai tarp nesibaigiančių lentynų, viena ranka vis liesdama knygas, kita raukšlėtą savo veidą, šnibždėjo. Man, kad taip, kol akis dar įžiūri apie laimę. Sakykite, kuri iš tos daugybės galėtų būti laiminga, kad be karo, be vargo, be nelaimių, be ligų, dar jeigu galima, be melo ir be vienatvės. Čia kažkas pridūrė ir be mirties ji neišgirdo. Dar kitas jai rimtai pasiūlė, gal apie rožių priežiūrą? Ne, ji rankom sumosavo apie žmones. Jaunutė bibliotekininkė nusišaipė, gal šventą raštą? Kad jau tą skaičiau, senoji nesumišo, o be to norėčiau, kad apie laimę dar šiam pasaulį
Dabar jau kilo triukšmas. Vienas siūlė jai vieną, kitas kitą. Jie vis laukė. Stovėjo ir šypsojosi kaltai. Kažkas paėmęs už parankės, palydėjo. Galiausiai ją į kitą skyrių, kur ant durų ji dar suspėjo perskaityti knygos vaikams. Dabar kviečiu Eleną Bimbiraitę. Ji perskaitys eilėraštį Justino Marcinkevičiaus Kodėl išskrido gandras. O ruošiasi Ūla Kaulakytė. Justinas Marcinkevičius. Kodėl išskrido gandras? Lyja, lynoja, lylia, oi, liuli. Ir šušlapo koja gandras pabaly. Bloga, oi, bloga, gandrai po lietaus. Gandras gavo slogą prie pat Alytaus. Nyko, sunyko, gandras po ligos. Afrikon išvyko gydyti slogos. Ačiū, Elena. Nu irgi jaudinaisi, bijojai, puikiai perskaityti, puikiai. Ačiū. Kviečiu Ūlą Kaulakytę. Jinai perskaitys Justino Marcinkevičiaus Vėjas, ištrauką iš eilėraščio Vėjas. Ką porino vėjas? Aš esu vėjas. Vėjas pūtėjas. Visą pasaulį pėsčias apėjęs. Aš esu vėjas. Daugel regėjęs. Ne nekadėjęs, o geradėjęs. Aš pėsčias vaikštau po marias. Pučiu į ištemptas bures. Aš nieko blogo nedarau. Aš laivus jūromis varau. Malūno girenas aš suku. Manai, man lengva, man sunku. Kai netenku visų jėgų, krentu po krūmų ir miegu. Bet neilgai ramus guliu. Man reik prikrėsti obuolių. Kad rytą atsikėlus, tu sode rastum prikrėstų. Paskui klajoju po girias ir medžių sėklas įvairias. Renku ir sėju. Reikia sėt. Nėra kada man pailsėt. O kai per kaimą aš einu, padžiautą šlukutą džiovinu. Nešioju lietų ant pečių, kai būna karšta, vėl pučiu. Ačiū, Ūla, puikiai perskaityti. Dabar kviečiu Auktumą Pečiulytę. Jinai perskaitys mums Marcelijaus Martinaičio. Žinau, kad esi iš Antakalnio progimnazijos, bet pavadinimo nežinau, turėsi pristatyti. Gerai. Tu numegsk man mamą kelią. Tu numegsk man mamą kelią iš vaikystės mąstytų spindulių, iš mirties, iš kur sugrįžti negalima, kad galėčiau aš sugrįžti tuo keliu. Tu numegsk man tai, ką myli, ir pavasarį, kaip tūkstantį žmonių. Tu numegsk man mamą tylą ir medžius, kokių nebūtų. Tuo keliu pareisiu, pasėdėsiu po kelionių ir visų vargų. Tu numegski, kad jame nebūtų priešų, vienadienių ir lengvų draugų. Tu numegsk man 1000 malūnų ant pavasario kalvų žalių. O jei kartais, juk žinai, kaip būna, tu užšlok mane keliu. Puikiai. Ačiū. Ačiū, Auktumą. Mes. Tai ir yra mes. Čia mes atrasti. Žemė čia su mumis vis kyla ir kyla į kalną. Ant kalno rugiai. Apsikabinam ir laikomės. Atrodo,
kad jau iš krūtinių čia pateka saulė. Ar paukščių lizdai, ar žmonių namai tenai, kur ant slenksčio sėdi sena kalba. Atbėga mūsų vaikai, sukrinta jai prijuostę ir žiūri į kruvinas lūpas, garsiai tariančias mes. Ačiū, ačiū labai. Kviečiu Laurą Staponaitę, ji perskaitys mums Justino Marcinkevičiaus eilėraštį Trumpas tikėjimo išpažinimas. Vilniaus kolegija. Iš Vilniaus kolegijos. Kvapą užgniaužiantis ilgas kritimas į sielos bedugnę. Viskas su manimi ir manyje, mano meilė. Neišsinešu nieko, nieko nepasisavinu, nes gyvent tai nereiškia turėti. Ateini, kad paliestų gyvybės viršūnį, kad ranką ištiesęs parodytų ten ir kad mes tavo gestą suprastumėm meilę. Kito Dievo nėra. Jis nestato šventyklų. Jis leidžia išduoti save, o nuskriaustas verkia tavo artimo ašarą. Čia ir visur. Atleisk. Ačiū, Laura. Labai puikiai perskaitai. Puiku. Ačiū tau, Laura. Tikrai labai gražu. Kviečiu Žilviną Sadauską, jis perskaitys Justino Marcinkevičiaus Viskas turbūt yra verta gyvenime. Ruošiasi Gabrielė Požaitytė. Viskas turbūt yra verta gyvenimo. Išeik pagaliau tamsoje besislapstantis, išeik ir pasverk. Iš tikro, kieno jis, tas šviesos numylėtinis, kuris tamsiai tylia ir klykia neutroninės bombos aky. Žmogus? Tačiau pažiūrėk, našlaičio galva besilsinti, ant nepažįstamo kelio ir sunki, ir lengva. Čia turėtų būti Dievas. Vis rečiau jis mums pasirodo, vis rečiau mes jam pasirodom. Ačiū. Ačiū, Žilvinai. Kviečiu Gabrielę Požaitytę. Dienos pabaiga. Šiandien. Virš miesto suplykė gervės. Nes krūptelėjau iš netikėtumo. Ir juodas šešėlis nubėgo mūsų veidais. Ko tik susopų širdis, ko vidurnaktį klausėmės atsibudę, nors negirdėjome nieko, bet vis vien pagalvojom. Einam. Tamsoje. Dar ilgai negalėjom nutildyti šaukiančio kūno. Išvargęs, nusikamavęs, jis žiūrėjo į šviesėjantį langą. Ir jau užmigdamas vis dar kartojo. Pratęs šitą žemę, tą žolę, pratęs šitą saulę, upę ir medį, alsavimą šitą. Pratęs. Ačiū, Gabrielė. Ačiū. Dabar 2 video pažiūrėsime. Justinas Marcinkevičius. Tai gražiai mane augino. Tai gražiai mane augino. Laukas, pieva, kelias, upė.
Tai gražiai už rankos vedė vasaros diena ilga. Tai gražiai lingavo girios, uogų ir gegučių pilnos. Tai gražiai saulutė leidus, atilsėlį neštama. Tai gražiai skambėjo žodžiai, laukas, pieva, kelias, upė. Tai gražiai iš jų užaugo vienas žodis Lietuva. Marcelijus Martinaitis. Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj. Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj, raudonos, kad pravirkt gali. Rasa ten laša nuo lelijų, kaip dalgio ašmenys, gaili. Ir pjauna širdį tarsi dobila, lyg gyvūnės, lyg pašaknų, o vakarais kažko taip tolima, kažko nėra, lyg artimų. Kokia tyla gyvybėn smelkės kasdienio židinio ugnim. Tokia daina, kad užsimerkia dainuodami, lyg mirdami. Lyg pašaknų ten pjauna širdį, ten teka vandenys liūdnai ir dulkės vieškelių dar šiltos, tarsi sodybų pelenai. Taip, kviečiu dabar Miglę Urbonienę iš Lietuvos muzikos teatro akademijos studentę. Jinai perskaitys Justino Marcinkevičiaus eilėraštį Nuo tavo rankų, meilė ir švelnumas. O ruošiasi video. Nuo tavo rankų, meilė ir švelnumas. Nuo vyturio vilkų sparnų aušra. Daugiau turbūt ir nebereikia nieko. Lyg paukščiai kuždasi, lyg lapai šnera, lyg vandenys savaime netolies. Tai jau turbūt gyvenimas, mes sakom. Kakta nubėga debesų šešėlį, lietus su ašarom per veidą teka. Kokie jie stiprūs, tie, kurie nemyli, nustebę vienas sykį pagalvoja. Tik netikėtai pradedam gyventi. Ačiū, puikiai. Ačiū, Miglė. Ačiū labai, kad atėjai. Kai tik atšilo ir išgyvau. Apskretusi po žiemos, sunykusi, grobai dvėsuoja sunkiai, žolytė šviežios pateškėja, šlemšk, žliauk, pamp, pukžlok, priesaulį kupstą suradęs nustelsiu, su vabalėliais visokiais ir kitais mažarėgiais, kol pabūsiu. Betgi kad ne, stebėlyje ganomoji, už ežių tvorų dalpstosi, išpūstakė pripuola ir svetimą šlenkščia. Kur tu lendi į nesavą? Kalbelę, kalbužėlę, kalbytę, puskvailę, puskalbę tu. Nuvariau į Donelaitynę, pagloščiau, sakau va, nustibriaušk į vieną kitą žolelę ir mėklina vėl kur toliau. Nueidinau į Mairūnynę, anūkė čia jai pagane, tik mėto akis į šonus, uodega tik mataškuoja, mat bimbalų įvairiausių, suprask, bimbesys iš čia ir iš ten. Ar tik zylioti nepasineš, nudriuoks ir išgaiš. Kokiai ten tokiai Europai? Kur tu ją sulakstysi, supaisysi kur? Žos metu mano vienužė, atrajotum, ką jau prisižliaubei. Spyksočio tau į akis ir pausus pakasyčiau, zvembiančius, bimbeliuojančius nubaidyčiau. Kalbelę, kalbužėlę, kalbytę. Kaip gražu. Ačiū, ponia Alma. Labai labai ačiū. Taip, video nebeturim. Taip, tai dabar kviečiu Urtę Vizgirdaitę. Ji perskaitys Marcelijaus Martinaičio dainą apie neparašytą eilėraštį.
eilėraštį. Jinai taip pat yra iš Šakių rajono savivaldybės Lukšių Vinco Grybo gimnazijos. Bėk eilutė, galan gyvenimo per visą knygą. Bėki per knygą, lapas po lapo, galan gyvenimo. Palaidi žodžiai, vejas per knygą, vejas mažasis, didžiosios raidės. Bėki nuo žodžių, neatsisukus, žvanga tie žodžiai, pikti kaip dalgiai. Bėki eilutė, lapas po lapo, o pabėgėjus dar palūkėki. Žodžio užvyta, sustok pabėgus, mes dar pabūsim vidury knygos. Vidury knygos susimastysim. Po to pabėgsi, mane palikus, galan gyvenimo nepalūkėjus. Oi, ačiū labai. Labai ačiū, Urte, labai gražiai skaitai. Urte, noriu paklausti, turbūt skaitovų konkurse dalyvauji? Dalyvauk. Tikrai dalyvauk. Ir kai dalyvausi, tada mane pasikvieskit. Aš atvažiuoju, vertinu. Puikiai skaitai, puikiai. Puikiai mintis, o paskui žodis keliauja. Ačiū. Dabar kviečiu Viltę Vosyliūtę, kuri perskaitys Marcelijaus Martinaičio Jeigu akis man išplėš. Ir ruošiasi Rimgailė Daneikaitė. Jeigu akis man išplėš, niekam neleisk, kad jų vieton melai dėtų. Ir akiduobių tamsoje lieptų regėti saulę. Jeigu žodžius man atims, tu klausyk, kai tyliu, ar žodžiai nieko negirdi, jei protą aptemdys, manęs neužmušk, leisk man išeit su pavargėliais. Jeigu man širdį išims, svetimos neįdėk, ten, kur ji buvo, saują žemėj berk, kad girdėčiau, kaip galas gyvybei. Jeigu sulaužys mane, man kuprą iš mano kaulų, teisybės uždėk ir leisk, nors ant laiptų teisingai numirti. Puikiai, ačiū Viltė. Tai dabar kviečiu Rimgailę Daneikaitę. Ji perskaitys Justino Marcinkevičiaus Vaizdas į jūrą. Į Baltijos glėbį Lietuva banguodama teka. Nuo Žemaitijos kalvų pasistiebus į vakarus žiūri, regėdama besileidžiančios saulės mirguliuojantį taką, sapnuodama vėjų draskomą kopą pajūry. Gyvoji žemės sesuo, jūra, pasaulio gelmę surioji, paskendusi savyje, mąstanti žmogų ir laivą. Tokia didelė, ateini ir prie kranto sustoji, apsisukusi ir nueini, suvokdama save tik tai laisvą. Būk su mumis, kaip prakaito lašas, riedantis skruostu, kaip mėlyna paukštė, kuri iš tolybių prie kojų mums krenta. Duokdie, kad ir iš mūsų širdžių, iš tavo gyvųjų uostų, išplauktų meilės laivai, sujungiantys jūrą ir krantą. Rimgailė, labai gražiai skaitai. Baisiai gražiai skaitai ir mačiau, kad labai jaudinaisi, bet labai puikiai perskaitai. Bet puikiai perskaitai, fantastiškai gerai perskaitai. Ačiū tau. Taip, kviečiu Eglę Martimjanovaitę Zeidenbergaitę. Jinai perskaitys Justino Marcinkevičiaus eilėraštį Ta žemė. Ji yra iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos. Prašau. Taip, ruošiasi Giedrė Tutkutė. Yra Giedrė? Taip, ačiū. Ta žemė, su atšakom užsiaugino. Iš tikro, sakau jums, iš tikro, ėjom su ja duonos, kryžiaus ir kraujo kelius. Žydėjo, ai kaip žydėjo, surūdijus Europos rožė, konclagerį karalienė.
Galvodavom apie dangų. Dabar jau neatsimenu, kas ištarė pirmas. Neturėk kitos žemės, be manęs vienos. Ačiū, Eglė. Kviečiu Giedrę Tutkutę, ji perskaitys Justino Marcinkevičiaus žodžio sonetas. Ji taip pat yra iš Lietuvos muzikos teatro akademijos, ruošiasi Sofija Venskūnaitė. Daina nepasiremsi kaip lazda. Eilėraščių pasaulio nesutversi. Bet mūsų žodžiai dega kai kada, įsilepsnoja kai kada jie. Tarsi graudus ugniakuras prie ešafoto, kad ir miriopi pasmerktas, kažkas sušildytų sugrubusias rankas ir budeliui tamsoj nusišypsotų. Kad nevildy parkritusio žmogaus bent jau eilėraštis pasigailėtų, kad žodis tartum sapną suplazdėtų, kad virš galvos lyg varpas imtų gaust, lydėdamas mus vieškeliu dulkėtų kaip angelas, nuo žemės lig dangaus. Kaip gražu. Ačiū, ačiū Giedrė, puikiai perskaitė, ačiū. Kviečiu Sofiją Venskūnaitę, ji perskaitys Justino Marcinkevičiaus viziją. Sofija ir Giedrė yra iš Lietuvos muzikos teatro akademijos muzikos fakulteto studentės. O ruošiasi Evita Vilkelytė. Ačiū. Nevėda. Nedažnai. Ak, dėja nedažnai. Tik tada, kai aš lengvas ir geras. Tik tada aš matau gale gryčios, paukščiai sklebinti, žydinti sodą. O ant slenkščio, numintos slenkščio, sėdi motina, plaukus šukuoja. Ir niūniuoja kaip užkeikimą, negirdėtą dainą ar maldą. Žvilas plaukas vieversėlį, juodas plaukas blizgingėlį, o geltonosios kaselės sunaitėlio lopšelį. Ir iškritusius plaukus renka, ir iš delno pavėjui leidžia, kad visi drabni paukščiai turėtų, iš ko sau lizdelį suka. O už nugaros durų kiaurymė, ir šalta plėminė kaip kapas. Sunkiai keliasi motina, eina, ir juodoj kiaurymai prapuola. Gale gryčios išdegęs sodas, kas pavasarį žydi juodai. Ak, iš ko dabar drabnas paukštelis, ak, iš ko savo lizdelį suks. Ačiū, Sofija. Kviečiu Evitą Vilkelytę. Ji perskaitys Marcelijaus Martinaičio Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj. Ji yra iš Antakalnio progimnazijos. Iš kokios klasės esi? 5. Nuostabu. Ir ruošiasi Vaidminė Misiulytė, Krasauskas. Marcelijus Martinaitis. Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj. Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj, raudonos, kad pravirt gali, rasa ten laša nuo lelijų, kaip dalgio ašmenys gili, ir pjauna širdį, tarsi dobila, lyg gyvūnijas, lyg po šaknų, o vakarais kažko taip tolima, kažko nėra, lyg artimų. Kokia tyla gyvybėms melkės, kasdienio židinio ugnim. Tokia daina, kad užsimerkia, dainuodami, lyg mirdami. Lyg po šaknų ten pjauna širdį, ten teka vandenys liūdnai ir dulkės vieškelių dar šiltas, tarsi sodybų pelenai. Ačiū. Ačiū. Gražiai skaitei, labai gražiai skaitei. Taip. Vaidminė Misiulytė Krasauskinė perskaitys mums Justino Marcinkevičiaus Gyvybė mano ginklas. Ir Vilma. Gyvybė mano ginklas,
užuobėga menka, nesibaigiantis ginčas, nei karas, nei taika. Tiek būta, jausta, rėkta, kad jau spėliotumė. O kas gamtos norėta įrodyt manimi? Ko gero, jos mėginta visų manim pūst. Kaip skaudžiai viskas krenta. Ir kaip aš myliu jūs. Ačiū, Vaidminė. Kviečiu Vilmą Poškutę, ji perskaitys Justino Marcinkevičiaus Kiek daug tylėjimo gamtoj. Kiek daug tylėjimo gamtoj, kiek atkaklaus, kantraus augimo. Palaiminta tyla, kuri nuo tuščiažiedžių žodžių gina. Palaiminta žolės tyla ir atverstos arimų mintys ir geležies tyla žaizdre ir medžių aukštos tylios mirtys. O žodį, argi tu už tylą neiškalbingesnis? Po žodžių klodais atkakliai, kaip rūdos, tyli mūsų esmės. Tik atsidūstame giliai ir tuo pačiu pasakom viską. Kiek daug tylėjimo gamtoj ir koks kantrus augimas vyksta. Ačiū, Vilma, puiku. Ačiū. Aš perskaitysiu Justino Marcinkevičiaus Skrendančios pušys ir eisime prie pabaigos, paskui dar vienas video, taip, ir Grybų karą. Aš čia vakar bandžiau atkalbėti, bet visi labai nori Grybų karą perskaityti. Skrendančios pušys. Pušys ant kranto, galvas iškėlę, žiūri į jūrą. Pušys kaip žmonės laukia laivų ir žuvėdrom pavydi. Šįryt prieš aušrą toli horizonte burės paraugdo ir džiugus virpulys nuo galvos ligi kojų nutekėjo pušų kamienais. Pabudo žuvėdros ir nuklikė tiesiai prie laivo, o laivas vis plaukė ir tolo į svetimą krantą, o pušys vis laukė. Tikėjusi, pyko ir graužės, kad užaugo ant kranto, kur laivai dar lig šioliai nesykio nebuvo sustoję. Ir tada neišlaikė viena, pasispyrė ir tiesiai paskui žuvėdras per jūrą nuskrido prie laivo. Pasispyrė ir kitos, džiaugsmingai nustebę, jo gali skraidyti. O kitos ir numirė taip, nesužinoję. Ačiū. Ir dabar mes jums visiems padarysime tokią žaismingą dovaną. Gal meno studijos nariai perskaitys Grybų karą, o jeigu norėsit, gal kartais jau rudenį galėsit ir spektaklį pažiūrėti. Prašau, visi ateinam čia, vaidmenimis, ir mes pabandysim pažaisti. Gerai? Pradžioje? Taip. Pasidalinsim, mes bandysim įsiterpti. Eiti vyja, pinavyja, visą dieną grybais lyja, visą dieną nuo pat ryto grybai krito, krito, krito. Kai lietus nustojo lyjęs, pražydėjo pinavijos, o miške išdygo grybų 130 sodybų. Šitų grybų pulkauninkas
vos storas baravyklas. Jis visus po beržų raidė ir grybus nuo kelmo skaitė. O kad skaičiaus nepamirštų, tai skaičiuodavo ant pirštų. Jo žmona riebi paliepė. Savo vyrui kartą liepė. Nors tave ir žmonės giria, bet esi netikęs vyre. Viso miško grybų gėlių, kaip tu savo žmoną rėdai. Štai šį rytą 2 ruduokės iš manęs po krūmų juokės. Pažiūrėkit, koks Jonas, nei jis baltas, nei raudonas, skrybelaitė nemadinga. Ach, kokia aš nelaiminga. Koks tu grybų pulkaunykas, jei per dieną rioksai dykas. Eik, sakau, greičiau į karą ir parnešk man šilkos karą. Baravykas, kad supyko, o supykęs, kad surinko. Trenkia kumštimi į pušį. Grybai, eisime į mūšį. Ką sutiksim, tą užpulsim. Ką pagausim, tą prikulsim. Sušnorėjo aukštas pušys. Tai bus mūšis, tai bus mūšis. Trečias tarė. Ką jis daro? Aš visai nenoriu karo. Mane taip suprovokuotas. O be to, esu pilotas. Kaip aš diržą apsijuosiu, kaip aš eisiu, kaip dainuosiu. O paliegėlis babausis. Šitai tarė pasiklausęs. Aš girdėjau, kaip paliepė vyrui eiti karą liepė. Eik, jis sako, mano vyrė, ir užimki visą girią. Būsiu girios karalienė aš, ponia Baravykienė. Baravykas ir paklausė. Ką tu čia plepi, babausi? Kad užliks aliekas lėkas. Koks tu vyras, pašlemėkas. Nors mane, žmona ir bara, aš vis tiek einu į karą. Ir gerai darai, kas lėkia. Ištoli kelmutis rėlį. Sirovės storą pušį, aš taip pat einu į mūšį. O žmona kelmutis spirė. Niekur neisi, tu pipirė. Jau geriau rytoj iš ryto paieškotum kelmo kito. Mūsų didelė šeimyna šitas vos beišmaitina. Neklausyk, bičiuli mano, ką tos bobos beišmano. Jį kazlėkas nuramino ir žvejot pasivadino. O gražuolė Umedėlė vestuves tą dieną kėlė. Ir nelemtą karo žinią jį išgirdo per kaimynį. Kad suspigo Umedėlė. Aš čia baigsiu. Kur kėdė? Raudonikiai pasiėdė, jai pasiūlė minkštą kėdę. Ir nukreipė nuo pušų, davė jai rasos lašų. Umedėlė atsigavo, grybų vyno paragavo, bet vos spėjus atsimerkti, ji tojau pradėjo verkti. O tuo tarpu karo žinią vėjas paskleidė pušyną. Ir išgirdę karo gandą, žvėris baisiai išsigando. Vilkas šitaip tarė mūšį. Sako, grybai ruošias mūšiui. Ar girdėjot, Luokio guolį jau kažkas nakčia užpuolė? Negirdėjau gando tokio. Tai paklausk, broleli, Luokio, vos ištrūkęs, sako gyvas. Tai man dievas, einam tartis pas grybus. Varge, kas čia bus? Ir abu ieškoti išvyko, pulkaunyko baravyko. Tuo narsuolio grybų vado, aukšta pušim gyravo. Pralemeno vilkas gailiai. Nusišėrė mūsų kailiai ir pilvai visai sunykę. Ponas grybų pulkaunykė, atgabensiu
Šilkos karą. Atidėkit, prašom, karą. Ne. Pasakė baravykas. Miško grybų pulkaunykas. Jo pulkus antai rikiuoju. Pasiduokite geruoju. O paliepė vyrą gyrę. Tai teisingai, mano vyre. Mes kariaujam už teisybę. Marši mūši mano grybę. Eik, priim karių paradą. Grybai šaukia savo vadą. Išėjo baravykas. Miško grybų pulkaunykas. Ant šaknies pasilipėjo ir karius skaičiuot pradėjo. O kad skaičiaus nepamiršta, tai skaičiavo juos ant pirštų. Vienas šleivas, 2 kryvi, 4 pusiau gyvi, 5 mažas ir puprotas, o 6 lūžęs kotas, 7 visai seni. Kokia armija šauni. Besakstydamas ir mėga, iš namų kelmutis bėga, bet prie jo žmona prikibo. Neišleisiu. Sako grybo. Umedėlė, kaip jaunikį, atlydėjo raudonikį. Kai visi išsirikiavo, paeiliui išsiskaičiavo, ėmė gaust kovos trimitai. Tyra. Vėjas vėliavas tik taršo, skrenda aidas grybų maršo. O ant kupsto grybų žvalgas į visas pusės tik žvalgos. Jis su maika šoko bėgt, o pribėgęs ėmė rėkti. Grybai, slėpkitės greičiau, aš grybautojus mačiau. Kas duobelę prasikapstė, kas po lapais išsislapstė, kas po krūmų susiraitė, lepšį priglaudė galaitę. O paliepė, kad įtūžo ir perpus iš baimės lūžo. Į aikštelę to laiku atlėkė būrys vaikų. Jie paliepę apžiūrėjo ir į šalį pametėjo. Ir pasakė mokiniai: Suvirkėjus jūs seniai. Palingavo galvas pušys. Štai kaip baigės grybų mūšis. Ką darome? Gavom leidimą ir rašysime šitą pasaką, o paskui žaismingai ją ir pastatys. Planuoti. Yra pradžia, yra ir pabaiga. Mūsų renginys labai gražus, baigėsi. Tikrai mane asmeniškai, aš esu scenos kalbos dėstytoja, daugiau prie poezijos dirbu, tai likau sužavėtas. Visi puikiai skaityti. Ačiū Jums. Ir skaitykime toliau. Ir skaitykime toliau. Ir tikrai noriu visiems padėkoti už tą pagalastą žodį. Už tai, kad iš tikrųjų radome to laiko pabūti savo tame susikaupime, savo tose žodžiuose. Ir mes šiandien sužinojome, kad ne veltui mes čia susitikome, be to, kad šiandien yra 120 metų, kai mes atgavome lietuvišką žodį, be to, kad buvo mūsų draugo iš Ukrainos Kirilo gimtadienis ir ta pasidarė šventė savo, nes šiandien yra mūsų Ritos gimtadienis. Tai Rita, noriu Jums labai padėkoti už tai, kad Jūs esate, už tai, kad iš tikrųjų saugojate mūsų kalbą, už tai, kad neleidžiate mums pamiršti labai svarbių dalykų, už tai, kad iš esmės už tai, kad priverčiate mus stabtelti. Nes matyt, vienas iš svarbesnių dalykų šiuolaikiniame pasaulyje yra gebėti sustoti ir įsiklausyti. Aš labai tikiuosi, kad šiandien visi radome laiko sustoti ir įsiklausyti. Ačiū. Ačiū labai. Noriu padėkoti mūsų bičiuliams iš akių, iš toli atvažiavote. Aš labai tikiuosi, kad šitie jauni žmonės pasisėmė įkvėpimo ir tikrai išvažiuosite turėdami gerų tokių emocijų. Nes išgirsti tiek daug skaitančių vienoje vietoje retais atvejais yra. Ir ačiū visam kolektyvui. Ir dar noriu pasakyti, kovo 13 dieną mes organizuojame Undinės Nasvytytės skaitovų konkursą.
Ir kiekvieną moksleivį apdovanojam. Tikrai atvažiuokit, iš visos Respublikos suvažiuoja. Ir kai baigėsi konkursas, jauni žmonės ilgai nenori išeiti. Kalba apie eilėraščius, apie lietuvių kūrybą, nes mūsų lietuvių kalba labai graži. Ir patys autoriai taip pat nuostabus yra. Nuoširdžiai dėkoju ir jeigu turite laiko ir noro, šiandieną 15 val. Lietuvių literatūros tautosakos institute, tai Antakalnio gatvė 6, taip pat bus poezijos skaitymai. Ir skaitysim Marcinkevičių ir kitus autorius. Ir šitą šventę, jinai daug metų keliauja su manim. Tai gegužės 7, tik tai ta mano gimimo diena praeina pro šalį. Bet svarbiausia yra tikrai, ši diena yra tai, kad mes galim laisvai kalbėti lietuvių kalba. Ir žodis ištartas iš širdies gelmių, iš sielos gelmių, jis labai labai galingas gali būti ir stiprus. Ir galima taip pasakyti žodį, paveikiai ir stipriai, kad įsimylės kažkas, išdaužti langą galima, galima net sujudinti namą. Ačiū labai, kad buvom. Ačiū labai. Ačiū. Puikiai.